Pamišėliai. Sveiki, su jumis sveikinasi Pamišėliai. Šiandien mes išduosime keletą paslapčių apie save ir atsakysime į jūsų klausimą. Iš kur paukštė išmoko skraidyti? Kartą paukštė nuobodžiavo kieme. Ji pažvelgė į dangų ir pamatė pulką paukščių. Ir taip pasinorėjo skristi su jais. Ir štai pradėjo bandyti plasnoti. Jai pradžioj sekėsi nekaip, bet štai ji pakilo. Kaip stipruolė Vika tapo stipri. Vieną kitą stipruolė Vika, kaip dar nebuvo stipri, ėjo pasivaikščioti. Ir ją užpuolė banditas ir pradėjo ją mušti. Ir nuo to laiko stipruolė Vika pradėjo sportuoti, kad jam atsikeršytų. Ir atėjo tam metas. Važiuoj, bet! Tin, 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 tin. Kodėl katytė yra katytė? Katytė nusipirko kačiuką ir ėjo namo. Bet prieš ją iššoko banditas. Gelbėk mane! Katytė, norėdama atsidėkoti už katės išgelbėtą gyvybę, tapo viena iš jų. Paslaptis yra tokia, kad mano mėgstamiausias paukštis yra stridis, nes jis nemoka skraidyti. Mano paslaptis yra tokia, kad aš esu gėjus, nes aš myliu jį. Mano paslaptis yra tokia, kad aš kėsinuosi suvalgyti pietums paukštį, kadangi aš valgau paukščius. Kartą paukštė nuobodžiavo kieme. Ji pažvelgė į dangų ir pamatė pulką paukščių. Ir taip pasinorėjo taip pat skraidyti ir pradėjo plasnoti. Iš pradžių sekėsi nelabai, bet štai ir ji pradėjo. Katytė namo nusipirkusi kačiuką, bet staiga iššoko banditas. Ačiū,